Sveiki visi. Visų pirma, labai norėčiau padėkoti žmonėm, kurie man padeda, aukoja, palaiko. Taipogi labai daug komentarų susilaukiu, kurie sako, kad aš nemoku, neatsiskaitau, neturiu už ką, kodėl aukoju, kodėl prašau paaukoti ir po to prašau samdyti žmogaus. Neva, jeigu aš prašau išmaldos, tai žmonės negali manęs prižiūrėti, nes aš neturiu pinigų. Žiūrėkit, kiekvienas normalus žmogus gali paskambinti, ateiti, aš galiu mokėti už parą, už dieną, atsiskaityti. Tai yra normalus dalykas. Tai va, tai tiems, kurie mane keikia, peikia, pasakysiu taip. Neužsiminėkit nesąmonę. Neišsidirbinėkit iš neįgalaus žmogaus. Tai yra nenormalu. Tai yra kiauliška. Šlykštu. Tai va, tai kas liečia tokius dalykus, atsiskaitimus, aš puikiai gaunu savo invalidumą, pensiją, už kurį aš galiu apmokėti paslaugas priežiūros. O kas liečia visus pragyvenimo šaltinius, tai man žmonės aukoja, aš tikrai tam turiu pinigus, kam paleisti. Tai va taip, ir tikrai labai nemalonu, labai šlykštu, iš tikrųjų šlykštu, netgi šlykštu, kad žmonės keikia, peikia neįgalų žmogų, kuris nieko blogo jiem nedaro ir prašo pagalbos ir prašo prižiūrėti. Ir visi bando kažkaip jį išversti į tą pusę, kad jisai kažkoks netoks. Kiti sako, kad tu draugės ieškai, tai ką aš neturiu teisės draugės ieškoti? Aš toks pat žmogus kaip ir jūs, mėlyje. Aš irgi noriu gyventi, noriu turėti vaikų, noriu turėti žmoną, minimą. Nesityčiokim. Ačiū.